100 sekundžių pramogos. Ketvirtadienio vakarą legendinė dainininkė Arina Forampelai scenoje Vilniuje gerbėjus sušildė neeiliniu savo pasirodymu. Moteris surengė jubiliejinį koncertą Arina 20 metų scenoje. Ji scenoje atliko visiems gerai pažįstamas dainas ir sulaukė šilto gerbėjų palaikymo. Duodamas interviu žurnalui Žmonės, aktorius Ramūnas Rudokas prisipažino, kad turėtus namus Kilimėliuose jis buvo priverstas atiduoti bankui. Bankas nesutiko su mano prašymu sumažinti palūkanas ir atidėti mokėjimus. Nebeuždirbu tokių pinigų, kad galėčiau mokėti didžiulės palūkanas, teko išsikraustyti. Bankas sako, manęs ieško, bet aš juk niekur nesislapstau, teigia aktorius. Apie Britney Spears vestuvės būta daugybės gandų, bulvariniai laikraščiai rašo, kad ant vandenyno kranto vyks dainininkės vestuvės, paskui, kad būsimasis vyras persigalvojo ir jos nebeves. Amerikiečių žurnalas OK rašo, kad Britney sutiko tekėti už draugo Jasono Treviko. Jie du jau senokai draugauja, dabar, kai garsenybės susidraugavo su Jasonu ir davė leidimą vestuvėms, Britney priėmė išrinktojo pasiūlymą tekėti. Bradas Pittas iš vaizdo žaidimo Dark Void nori sukurti filmą. Holivudo aktorius ir jo kino studija nori pritaikyti pasirodysiantį kompiuterinį žaidimą apie žmonės, kovojančius su priešais ateiviais didžiajame ekranui. Žaidime piloto lėktuvas sudūžta Bermudų trikampyje ir patenka į kitą planetą. Aktorė Sandra Bullock savo vyrui uždraudė tatuiruotis tam tikras kūno vietas. Tatuiruočių išmargintas televizijos rokeris turi piešinių ant rankų, kojų, liemens, kaklo ir netgi ant delnų. Tačiau Bullock žino vieną ar dvi vietas, kurios išvengia dekoracijų ir norėtų jas tokias išsaugoti. Gabija Lunevičiūtė, 100 sekundžių pramogos.